Pirmas SOC tikrai ne šiaip sau taip vadinasi. Tai yra sprendimas įmonėm, organizacijom, kuriuom turbūt tai ir bus pirmas saugumo operacijų centras, pirma patirtis su šiomis paslaugomis, šiomis funkcijomis. Ir tikriausiai pirmą kartą darant kažką tai visada yra nedrąsu, baisu, daug neaiškumų, daug klausimų kyla. Tai iš tiesų konkursas padės šiek tiek lengviau įvažiuoti į visą šitą SOC konceptą. Žinoma, nemokamai yra, sako, tik tai sūris pelėkautose, bet tikrai ne šį kartą. Pirmas SOC bus paslauga, kuri padės jum ne tik užsitikrinti reikalavimus keliamus kibernetinio saugumo įstatymo, bet ir jaustis saugiau kasdienėje veikloje. Konkursas tikriausiai aktualiausias yra įmonėm, kurios jau įtrauktos į kibernetinio saugumo subjektų sąrašą arba žino, kad jos bus ten įtrauktos. Tačiau visi suprantam, kad tie reikalavimai, kurie atėjo iš TIS2 direktyvos, bus taikomi tikrai ne vien valstybiniam sektorium, bet ir visom įmonėm, kurios dirba su valstybiniu sektoriumi. Taigi, neaplenks nei vienos turbūt įmonės, kuri per tiekimo grandinę yra susijusi su viešom organizacijom. Asmeniškai kviečiu registruotis ir dalyvauti, nes nors konkursas vyks per juodąjį penktadienį, saugumo operacijų centras ir skirtas tam, kad nebūtų juodų dienų.